Sveiki visi! Šiandien mes pakalbėsime apie Nugget Packages. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes sukursime klasę Person, viduj kurios pas mus bus ID, vardas Age ir private masyvas Children. Mes viską galim nustatyti per konstruktorių ir po to naudojant paprastą JSON, viską serializuosime ir išvesime į ekraną. Na ir kaip jūs prisimenate iš praeitų pamokų, dėl to, kad tai pas mus yra private laukas, mes nieko padaryti negalime. Net jeigu mes ir nurodysime, kad tai pas mus yra savybė. Ir mes nenorime daryti taip, kad mūsų person būtų public savybė, nenorim kurti atskiro modelio ir norim padaryti taip, kad jis visgi pas mus atsirastų viduj mūsų JSON. Tokiais atvejais, kai mums neužtenka standartinio C# funkcionalumo, mes galim prasiųsti kažkokį papildomą paketą, kuris tą funkcionalumą turi. Ir kaip tai padaryti? Mes turime paspausti ant mūsų projekto, prie kurio mes norime pridėti tą funkcionalumą ir nusileidžiame prie Nugget Packages. Pasirenkam ir čia galim pamatyti sąrašą visų paketų, kuriuos mes galim prasiųsti. Jų iš tikrųjų yra labai daug, jūs net galite pasirinkti, iš kur jūs norite gauti tos visus paketus. Ir, kaip jūs matote, vienas iš pačių populiariausių paketų tai yra Newtonsoft JSON. Populiariausias paketas tai yra SQL serveris, naudojant kurį mes galim prisijungti prie Dombazės ar dirbti su Dombaze, bet taip pat ir Newtonsoft JSON. Ir mums reikia tik paspausti mygtuką Install tam, kad užinstaliuoti tą paketą. Ir kai mes truputį palauksime, jis bus užinstaliuotas ir mes galėsime jį pritaikyti. Tai mes pridėsime namespace newtonsoft.json, iš kurio pas mus ateina serializeris. Ir kaip matote, čia jau pas mus įvyko klaida, nes kodas nesupranta, iš kur turėtų ateiti tas serializeris. Tai mes čia iš viršaus galim pasakyti, kad jeigu mes rašome JSON serializer, tai serializeris, kuris pas mus ateina iš systemtext.json.json serializer. Na ir dabar, kai viską nurodėm, jokios problemos pas mus nėra. Na ir paleisim kodą dabar ir pažiūrėsime, ką mes turime. Ir matome, kad atsakymas yra identiškas. Tai kodėl Newtonsoft JSON'as yra geriau negu standartinis JSON'as? Na iš tikrųjų, Newtonsoft JSON buvo sukurtas iki JSON, kuris yra pas mus C# ir kartais jis turi daugiau funkcionalumo, kurį mes galime naudoti tam, kad dirbti su JSON objektais. Ir iš tikrųjų, mes čia galim parašyti JSON property atributą, kuris nurodys, kad mes turime tai pridėti prie mūsų JSON. JSON property pas mus ateina iš Newtonsoft JSON ir jeigu mes paleisime tą kodą, tai matysime, kad mūsų pirmas JSON'as turi tokį parametrą kaip children, kur visi vaikai ir yra aprašyti. Bet lygiai tą patį mes galim padaryti ir su standartiniu JSON, naudojant JSON include. Ir JSON include jau pas mus ateina iš systemtext JSON serialization. Ir mes matome, kad dabar ir standartinis irgi turi visus tos dalykus. Bet dabar pažiūrėsime, ką mes dar galim padaryti su Newtonsoft JSON. Mes galim jį sukonvertuoti į tokį dalyką kaip JSON object ir po to ištraukti atitinkamą pavadinimą, atitinkamą vardą iš mūsų JSON. Ir galim dirbti su to JSON kaip su collection, naudojant linką. Tarkim, mes norime iš to JSON ištraukti visus vardus, kurie pas mus yra. Visų vaikų vardus. Na ir vardą pagrindinio objekto. Tai mes sakome, kad paimam person, iš jo ištrauksime children ir po to praeisime pro tą children, iš kiekvieno ištrauksime vardą ir viską sukonvertuosime į masyvą. Ir po to galim praeiti ir viską išvesti. Ir matome, kad tikrai mums pavyko ištraukti kiekvieną vardą vaiko. Tai ir yra pliusai Newtonsoft JSON. Ir jūs galite prasiųsti bet kokį papildomą paketą, jeigu jums neužtenka standartinio funkcionalumo. Ir pats Microsoftas sukūrė daug paketų, kuriuos jūs galite prasiųsti ir dirbti. Tarkim, paketai, kurie jums leidžia dirbti su Dombaze, taip vadinamas Entity Frameworkas. Arba kitas būdas dirbti su Dombaze, tai Dapperis. Irgi dar vienas paketas. Tai dabar jūs žinote, kaip prasiųsti paketus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.